Labas, esu Marius iš Amerikos ir savimi pasitikėjimo ugdymo gidas čia vidurkelyje. Nors kilęs ir užaugęs Amerikoje, lietuvių yra mano šaknys. Mano protėviai iš čia, nors turiu akcentą ar kalbos neteisingai linksniuoju kartais, aš dirbu su tema pasitikėjimu savimi, nes aš pats žinau, patyriau, kaip jaučiasi neturėti jokių draugų vaikystėje ir jokio pasitikėjimo savimi. Būti toks mažas ir užgniaužtas, tas, kuris paskutinis renkamas krepšinio komandoje, tas, kuris vienas sėdi valgykloje, nes gėda būtų vokietiems būti šalia manęs. Ir aš žinau, kokia yra kelionė iš visiško savimi nepasitikėjimo iki to, kur kažkiek savimi pasitikiu, iki to, kur aš dabar žinau, kaip pasitikėti savimi, nes aš žinau, kas man verta. Aš dirbu su vertybėmis, nes tai yra mūsų kompasas. Kai tu žinai, ką tu vertini, nebereikia patvirtinimo iš išorės, kad žinoti, ar eini teisingu keliu, ar eini savo keliu. Dirbu su autentiškumu, nes tai yra raktas, kaip susipažinti su savimi, susipažinti su tuo, ką vertini. Ir kviečiu, jei pats patyrinėja žemą savivertę ir nori daugiau, nes esi verta daugiau iš to gyvenimo, tai kviečiu į pokalbį su manim ir galėsim toliau gvildenti ir augti. Iki.